Rugsėjo 1-osios ir naujų mokslo metų atidarymo šventės proga visi Kauno universitetų pirmakursiai rinkosi Kauno arkikatedroje. Čia vyko iškilmingos mišios, o po jų pirmakursiai ir visi Kauno universitetų bendruomenės nariai buvo vaišinami bandelėmis ir gira. Pirmą kartą istorijoje visi Kauno universitetai minėjo rugsėjo 1-ąją drauge. Ačiū Dievui, kad universitetuose reikalaujam daugiau, reikės daugiau mokytis ir kartais protas neužtenka. Ir aš sakyčiau, kad su proto pagalbos ir su Dievo pagalbos bus lengviau mokytis. Toks išbandymų metas artinasi. Šiandien Facebook'e mačiau nuotrauką, vaikas nufotografuotas su pirmoko kuprine, dirbtinių gėlių puokštė ir parašyta nuteistas be teisės apskųsti 11 metų. Tai viena vertus, aišku, gali būti tai kaip katorga, kita vertus mes bandom parodyti visų šituo trenksmeliu po šventų mišių, kad universitetas ypatingai yra tokia bendradarbiavimo vieta, kad mes galime vieni kitus praturtinti labai. Todėl mums rugsėjo 1 yra naujų galimybių vieta, naujų galimybių laikas. Tai yra jauni žmonės, kurie susirinko ne šiaip šėlt, ne šiaip tik leisti kaip nors ten tuščiai ar beprasmiškai ar blogai laiką, bet leisti jį pačiu geriausiu būdu, skirti visus savo metus, tuos kelis metus privilegijuotam dalykui. Gilintis į pasaulį, į save, į tikrovę ir tai yra labai jėga. Yra toks mitas, kad studentui reikia geros galvos, studentui reikia gero užpakalio, kad jisai atitrintų suolą ir viskas. Džiaugiuosi, kad įstojau, kad mokysiuos po metų pertraukos, smagu. Reikia svarbiausiai studijose nepamiršti, kad reikia dirbti kaip pasiutusiam iš paskutiniųjų ir tada atsipalaiduoti irgi iš paskutiniųjų kaip įmanoma intensyviau. Linkėjau, kad jūs pasirinkot geriausią miestą pasaulyje. Aš gimiau Barcelonoje, bet jau 10 metų gyvenu Kaune ir jums bus geriausias metais jūsų gyvenime. Sėkmės. O Dieve, lengvo ryto po pirmo savaitgalio negerkit per daug, tikrai nereikia. O kita vertus, tai tikrai išnaudokit pirmąsias savaitės galimybių. Tikrai universitete reikia mokytis nuo pat pradžių. Deja, taip yra. Ir po to lengvos pirmos sesijos, pirmo kolio, tai tikrai, kad nepavargtumėt, nepradėtumėt keiktis tenai, kai nieko nebespėsit. Universitetas yra gerai.